Taip, kokie įspūdžiai apie žaidimą, tai labai blogi, nes mane išbalsavo panelį, dėl to pralaimėjo piliečiai. Labai liūdna, kad manim nepatikėjo. Tai labai smagus buvo pirmas žaidimas, nes sesė ištraukė mafijos ir mafijos zono kortas. Dviese nugalėjom. Mafiją žaidžiu antrą kartą. Sekėsi puikiai, bent jau aš taip manau, nes mes iš tikrųjų susikomunikavom, pažinom vieną kitą. Įspūdžiai wow, nes užsikūrė, tik pagauni sistemą ir jau atrodo užsikūrus laimėti ir išmeta. Kodėl? Aš galvoju, net nereikės jos įtikinėti, bet tai prabalsavo prieš mane. Tai tokios akimirkos labai liūdnos. Iš antro žaidimo mane išmetė, nes atskyriau, kurie yra mafijos nariai abu. Buvau mafija, bandžiau pakeisti visiškai žaidimo taktiką, ką žaidžiau prieš tai būdama piliečiu. Matomai norėjau, galbūt labiau atsipalaidavau ir publika pagavo. Paskutinis žmogus išeidamas irgi sujaukė kortas, nes atrodo viskas tikrai koks 6. ar 5. žmogus yra mafija. Šitame žaidime labai patiko tas, kad mums eina labiau pamatyti, pažinti žmonės, ypač kai pamačiau, kas yra mafija, patikrinau ir radau mafijos atstovą, tai tada mafijos atstovas kalba kontrargumentais ant taikių piliečių ir aišku, matosi, ką palaiko. Bet kitą kartą pasitaisysiu, man atrodo, ne?